kiekvieno žmonių atsiveria tiek, kad parodytų tikrąją savo kūrybos erdvę, kur kyla geriausios mintys ir idėjos. Ar yra tapytojų, mokytojų, kurie nuoširdžiai ir šiltai, nieko neslėpdami atskleistų savo darbų esybę visiems į šią sritį dar tik brendantiems menininkams ir jaunimui? Tikriausiai tokių vienetai. Todėl šiandien jūs, mieli žiūrovai, stengsimės ne tik supažindinti su garsia Lietuvoje ir užsienyje Šiaulių krašto tapytoja, bet ir pakviesime trumpai pasižiūrėti, kaip potėpis po potėpio gimsta jos darbai. Beveik 120 personalinių parodų autorė Vita Žabarauskaitė savo kūrybinėje studijoje kuria naująjį savo triptiką. Kaip sako pati menininkė, reikia turėti kantrybės, nes vienai spalvai viena diena ir tik išdžiūvus galima tepti kitą. Kaip jau užsiminėme ir anksčiau, tapytojos Vitos Žabarauskaitės darbus gali išvysti ne tik Šiaulių ar Lietuvos galerijų, bibliotekų, muziejų lankytojai, jais gėrisi ir užsieniečiai. Daug iškeliavusi, bent jau 100 darbų Danijoje, dabar apie 40 iškeliavo į Prancūziją. Pasakos ta mano gyvojo vandens, pagal gyvąjį vandenį keliauja jau nuo tada, kada sukurtos. Po Lietuvą iš Kurtuvėnų jos kovo mėnesį pervažiuos į Kelmės kultūros rūmus, o kovo mėnesį bus praktiškai 3 parodos atidaromos Joniškyje, Kelmėje ir Prancūzijoje pietų. Taip ir gyvenu. Papasakokite apie savo ankstesnius tuos darbus, kokie jie. Darbų buvo visokių, kažkada buvo piešinių kolekcijos eksponuojamos, akvarelės buvo eksponuojamos, dalis jų išvažiavo į Austriją ir į Vokietiją. Ir nėra taip, kad aš tik tapau. Dailininkės Vitos Žabarauskaitės paveikslai gyvai pasakoja žmonių gyvenimo akimirkas, atskleidžia dvasinį turtingumą, laimę, šilumą, optimizmą. Kada nuvažiavau į plenerą, aš kažkaip per 2 dienas baigiau drobes ir Lazdynų dvaro šeimininkai, tie muziejaus darbuotojai, puolė man kalti lentas iš Svirno remonto lentų, kad aš turėčiau ką veikti. Ir vieną altorių su angelais aš palikau jiem, o šitas, kadangi labai sunkios tos lentos, liko man. O šiaip 11 darbų jau nebeturiu. Ten buvo pilna visokių gyvulėlių, bitelių. Muziejaus darbuotojai Lazdynų Pelėdos dvare laiko bites. O tai žymi, kad jie labai geri žmonės. Tai va tas tapiau ir tas jų bites, ir tuos jų gyvulėlius. Ir kažkaip kiekviena aplinka, į kurią papuoli, kažką savo padiktuoja. Tai va. Ir Jurginė šiaip man labai graži šventė, kadangi yra gyvulių globėjai tiek, žodžiu, skirta. Tai prie kiekvieno angelo yra ir gyvuliukas, kurį jis globoja. Tai. Ir toks bažnytinis gana koloritas, kaip šventieji anksčiau būdavo rengiami, raudona, mėlyna spalva. Tai va. Nebalti žodžiai. Trumpa mūsų viešnagė kūrybinėje menininkės erdvėje jau baigėsi. Tikimės, kad šios kelios minutės jums neprailgo ir su malonumu apsilankysite šios tapytojos parodose.